Praktiški žmonės renkasi už Norfos. Mus vienyje Maxima ir Akropolis. Praktiški bomžai renkasi Norfą. Net tarakoną paragavusi Maksimos salotų supykina. Maksimos mišrainė nerudėja. Jei būtų optima linija prezervatyvai, su jų pagalba pastotų nevaisingos poros. Super neto, super ničivo nieto. Mamyte, mano bandelė tiksi. Pažvelgus į Maksimos pardavėjo ženklelio nuotrauką, o paskui į veidą, gali nustatyti, kiek dienų jie dirba Maksimui. Nuo optima linija alaus vyrams prasideda menstruacijos. Leader Price, prastos kokybės lyderis. Kuo panašus bomžas iki kasininkę? Gal turite smulkių? Nesvarbu, liersninga Maksimos durys vis tiek stiringa. Vakar mano salotos pabėgo. Optima linija, maistas, nuo kurio apsinodėjo Čekas Norisas. Praktiški bomžai renkasi konteinerį. Ir ko tik Norfoje nėra, ir dešrų nėra, ir pieno nėra. Maksima, apie viską pagalvota, nieko nepadaryta. Akropolis yra lankomiausias objektas po ole.lt. Magijos teatro Derči, narys sesuo ir brolis Diena ir Arvidas, žada nustebti visą pasaulį savo naujoju nepakartojimu triuku, gyvi įstrigę prekybos centro eilėje be oro. Iki pavadinimas skelbia atsisveikinimą su maisto kokybė. Mūsų prekybos centre mažiausia kaina lenkia tik prasčiausia kokybė. Ryte gyviai karpiai būna pusgyviai, apie piet mirė, o vakare tampa šviežia šaldyta žuvim. Kitą mėnesį jie bus mišrainė arba kotletai, o jau po to išpardavimas. Visur brangu, Rimi brangiausia. Prekybos centruose yra 2 pardavimo maisto kokybės rūšys – pasenis ir netinkamas net šunims. Tokias šviežias ir kokybiškas prekes rasite tik prekybų centrų reklamuose. Tauragė didelė, beveik kaip Akropolis. Kaip musulmonai meka, taip lietuviai mega.